Regis paskutiniai daktaro Gebelso žodžiai laiške posūniui, kad, cituoju daktarą Gebelsą, vieną dieną melas subliūkš nuo savo paties svorio ir tiesa triumfuos. Ir va, į lietuvių kalbą išėjo legendinio kario Leon Degrėlio knyga Rusijos kampanija Valonų savanorių rytų fronte. Labai rekomenduoju, tikrai nuostabi knyga. Aš trumpai perskaitysiu aprašymą. Ši knyga Trečiojo reicho kariuomenės sudėty kovojusio Valonų legiono karininko, vėliau ir vado Leono Degrėlės atsiminimai. 1941 m. antrojo pusėje suburtas iš pradžių Vermachtui priskirtas Valonų legionas per kelerius metus nuo bataliono išaugo iki Waffen-SS brigados, o paskui iki nepilnos divizijos. Leonas Degrėlė pasakoja apie Valonų legiono nueitą kovos kelią. Čia prašyti Valonų savanorių veiksmai ne tik rytų fronte Ukrainoje, Kaukazė, Estijoje, bet ir vakaruose, Ardėnuose, atsiminimuose atspindėti mūšių aprašymai, smulkiai nušviečiama kariška būtis, todėl ši knyga vertinga karo istorijos tyrinėtojams ir mėgėjams. Tikrai rekomenduoju, labai gera knyga. O apie Leoną Degrėlį Adolfas Hitleris yra pasakęs: jeigu turėčiau sūnų, norėčiau, kad jis būtų toks kaip tu. Tikrai rekomenduoju, pamatysit, koks pragaras buvo stalinistinė Tarybų sąjunga. Ir dar daugybė bus čia šioje knygoje sutriuškinta, dar daugybė taip vadinamų demokratinių padugnių mėšlo.